Sveiki visi, sveika Ingrida. Labas Lidija, labas visiems. Ingrida, mano žiniomis tu su Fitline produktais jau draugauji maždaug 2,5 mėnesio, ar ne? Ir pradėjai nuo gyvenimo tonuso programos, paskui netrukus prisidėjai naują kompanijos produktą, Top Shape skirtą svorio reguliavimui. Ir aš paprašysiu šiandien tavęs pasidalinti savo patirtimi, pastebėjimais ir rezultatais, kuriuos tu turi būtent su šiuo produktu. Taip, ačiū Lidija, tikrai taip, aš pradėjau nuo vasario mėnesio naudoti ryto vakaro kokteilį ir riebiasias rūgštis ir vyksta stebuklai. Dar prisidėjau šitą produktą, kaip tu vadini, kur čia matosi Top Shape, kuris skirtas svorio reguliavimui ir kas vyksta rezultatai šiandienai 6 kg minus. Tai man čia vau, nes aš šiaip tai esu svorio metimo specialistė, viską išbandžius esu, ką tik galėjau, ir badavimo dietas, ir visokius ten proteinų valgymus, ir visi žinot visas tais dietas, kas jau bandė. Ir viskas veikia, bet veikia laikinai. O man čia dabar tai yra stebuklas, kad svoris krenta ir nešokinėja, kaip pasakyti, nesugrįžta. Tai man tas labai yra svarbu ir aš matau, kad rezultatas bus, aišku, vėliau tokio, kokio aš noriu. Ir kas dar įvyko tuo klausimu, kad aš anksčiau valgydavau 6-7 kartus per dieną ir tie vakariniai valgymai, grįžtu iš darbo ir valgau už valgymai, dar ant viršaus kažko reikia ir saldumynų reikia, vienu žodžiu, vis energijos ir taip toliau. O dabar aš valgau 2-3 kartus per dieną, dažniausiai 2 kartus. Ir nėra alkio, viskas lengvai vyksta, nereikia galvoti, ką valgai. Tarp kitko labai svarbu, aš nežiūriu, ką valgau, aš valgau tą, ką aš noriu. Bet ir tas susireguliavo, man tiesiog nėra poreikio saldumynų ir tiek kartų valgyti, tai tas labai, labai man patinka. Kitas dalykas, raumenys nenyksta, tai ta prasme raumenų masė nemažėja, kadangi aš jau visada pripratus tiesiog palaikyti fizinį krūvį, tai 2-3 kartus per savaitę į sporto salę. Ir dar ką pastebėjau, kad aš nuėjus į sporto salę visada darau tuos pačius pratimus. Visą tą programą, sakykim taip. O dabar aš kai padarau visą tą programą, man nėra ką veikti, galvoju, kas čia yra, tiek energijos. Ir mano yra paskutinis dalykas bėgimas, kad pasikelt tonusą. Tai aš anksčiau bėgdavau 1 minutę, paskui 3 minutės, o dabar galvoju, reikia bėgti 3 minutės kaip ir visada. Galvoju, po tų 3 minučių nėra ką man čia veikti, reikia 5 jau bėgti. Tai vienu žodžiu ir energija didėja, kas yra gerai, tai manau, kad balansuojasi visas kūnas. Ir jokio alkio nejaučiu ir tie patys porcijos mažesnės, tiesiog nereikia. Tai tas labai įdomu. Kas dar, nežinau, turbūt gal kažką nori dar paklausti, Lidija. Tai tiesiog pagal tai, ką tu papasakoji, galima rezumuoti, kad viskas vyksta labai lengvai, paprastai, be jokios ankstesnės patirties kančios, kai tu mesdavai svorį, ar ne, ir turi daug daugiau jėgų, daug daugiau ištvermės, viskas atvyksta taip sklandžiai, ar ne, ir tos porcijos sumažėjusios, ir saldumynų nereikia, tai būtent tai ir yra, ko kiekvienas žmogus norėtų, mažindamas svorį. Taip, tikrai taip. Gerai, tai aš dabar šiek tiek dar tada papasakosiu apie patį produktą, kodėl jis taip veikia ir kodėl būtent visi žmonės vartojantys šitą produktą ir turi tokį rezultatą. Tai Fitline Top Shape'as yra veganiškas produktas, sukurtas naudojant tik natūralias medžiagas, be jokių konservantų. Tai reiškia, kad norint jį galima naudoti pastoviai, tai yra lygiai taip pat kaip valgyti kažkokį tai maistą, kuris yra visiškai saugus mūsų kūnui. Ir tai yra absoliučiai unikalus. Aha, taip, klausau. Aš noriu dar pridėti, kad kapsulės, čia yra kapsulėm ir 2 kartus per dieną vartoju po 3 kapsulės. 1-2 valandas prieš valgį reiškia kaip ir pasisotini kažkiek, tai sureguliuoja.
ir aš naudoju tarp pusryčių pietų, ta prasme, kokią 10-11 valandą ir paskui 2-3 valandą. Taip kaip rekomenduoja kompanija, ne? Taip, taip, Po 3 kapsulės 2 kartus dienoj. taip. Okay. Tai yra būtent absoliučiai unikalus produktas, kur augalinės kilmės medžiagos yra surištos su rezorbcijos boosteriais tam, kad padidintų kiekvienos medžiagos įsisavinamumą, ar ne, kad turėtų didelį poveikį mūsų kūnui čia ir dabar iš karto. Ir į šį produktą įeina žaliosios mate ekstraktas, kuris greitina medžiagų apykaitą, skatina kalorijų deginimą net ramybės būsenoje. Ir greitina medžiagų apykaitą, gal tu pastebėjai kažką to klausimu irgi. Taip, nes mano kaip ir lėta nuo tų svorio metimų greičiausiai, jau mano labai lėta buvo medžiagų apykaita, kad ir aš kaip ir judėdavau, bet dabar, tiesiog viskas pagreitėjo ir tas, kaip aš vadinu, į tualetą įėjimas, viskas susireguliavo visai kitaip. Tiesiog energijos kiekis kitas dėl to. Okay. Toliau, mes turim šiame produkte biotiną, kuris užtikrina energijos stabilumą, stabilų energijos palaikymą, kaip tu ir minėjai, kad turi daug pastovios energijos. Toliau, karčiųjų melionų ekstraktas gerina jautrumą insulinui, kuris mažina cukraus kiekį kraujyje ir padeda išvengti staigių apetito šuolių, mažina persivalgymo riziką, ar ne? Todėl ir kadangi atsiranda sotumo jausmas, greičiau naudojant šį produktą mes nebeturim galimybės persivalgyti, nes tiesiog jaučiame sotus. Toliau, baltojo šilkmedžio ekstraktas lėtina angliavandenių pasisavinimą ir mažina potraukį saldumynams, būtent tai, ką tu ir minėjai. Kiaulpienių ekstraktas šalina perteklinius skysčius, imbiero ekstraktas gerina kraujotaką ir virškinimą, padeda detoksikuoti organizmą bei mažina uždegimus. Labai svarbus yra cinko gliukonatas, būtent jis normalizuoja hormonų, kurie yra atsakingi už alkį ir sotumą lygį. Toliau, labai svarbus ingredientas yra portulakos ekstraktas. Jo sudėtyje yra tirpių skaidulų, kurios sukuria tūrį skrandyje ir suteikia ilgalaikį sotumo jausmą. Būtent ką tu ir sakai, kad tiesiog yra sotumo jausmas ir nesinori užkandžiauti. Na ir dar vieną produktą paminėsiu, tai yra inulinas, ne produktą, o sudedamą medžiagą, kuris gerina virškinimą ir mažina norą užkandžiauti. Tai vartojant ilgesnį laiką Top Shape produktą, žmogui paprastai pradeda užtekti vieno valgymo per dieną. Ir todėl yra be galo svarbu suprasti, kad kuo mes mažiau valgom, tuo mažiau į mūsų kūną patenka kažkokių tai naudingų mūsų kūnui medžiagų. Todėl kompanija rekomenduoja Top Shape būtinai derinti su bazinė arba gyvenimo tonuso programa, kad mūsų kūnas nebadautų. Na, jeigu jau ilgą laiką laikome šios programos, tada dar rekomenduoja pridėti Amino Pro Shape kapsulės, tai yra, jeigu žmogus, pavyzdžiui, valgo tą 1 ar 2 valgymus, bet nenaudoja gyvulinės kilmės produktų ir organizmas neturi iš ko išsintetinti amino rūgščių, todėl yra rekomenduojama prisidėti dar ir Amino Pro Shape. Tai ačiū tau, Ingrida, už tavo pasidalinimą. Gal nori dar kažką pridėti, pasakyti? Ačiū tau, Lidija, kad pakvietei. Turbūt mes čia aptarėm labai, jeigu ką, apie viską apėjom, jeigu kas norėtų, domina ką nors, tai galit kreiptis į Lidiją ar mane ir sužinoti daugiau, arba kaip nusipirkti produktą, sužinoti, vienu žodžiu. Laukiam jūsų. Taip, laukiam jūsų. Tai ačiū tau ir manau iki kitų kartų, mes dar dalinsimės. Taip, iki kitų kartų žiūrėsim rezultatų. Iki.